Įsivaizduokite, kaip jauni vyrai ir moterys apsupti tankių miškų slepiasi bunkeriuose. Jų dienos pilnos įtampos, kiekvienas šlamesys gali reikšti pavojų. Kartais maistą gaudavo iš patikimų ūkininkų, bet dažnai reikėjo verstis tuo, ką galėjo rasti gamtoje. Tai buvo nuolatinė kova ne tik su priešu, bet ir su šalčiu, badas tapo kasdienybė. Mano giminėje būta partizanų. 1945 metais mano giminaičiai Kajetonas ir Juozas Matijošaičiai tapo Žemaičių legiono Vytenio rinktinės partizanais. Kajetonas pasirinko Vaidilos, o Juozas Meškos slapyvardžius. 1948 metais, gegužės 26 dieną, Juozas žuvo Akmenaičių kaime, kartu su rinktinės vadu Jurgiu Kerubijūnu. Vyresnysis mano prosenelio Kajetono brolio Martyno sūnus Stanislovas po pabėgimo iš tremties taip pat prisijungė prie partizanų. Tačiau 1949 metais, rugpjūčio 27 dieną, prie Paveikių kaimo jis žuvo kartu su dar 9 kovotojais. 1950 metais, sausio 11 dieną, Kajetonas Matijošaitis buvo apsuptas Stirbų Girgždelių kaime. Nenorėdamas pasiduoti, jis susisprogdino granata. Jo kūnas buvo išniekintas Kučiėnų miestelyje ir vėliau užkastas Ventos pusiasalyje, kur 1993 metais pastatytas paminklas Žemaičių legiono Vytenio rinktinės partizanams atminti. Ne tik vyrai traukėsi į miškus, daugelis moterų tapo ryšininkėmis. Jos buvo partizanų akys ir ausis, perduodavo slapčiausias žinias, nešė maistą, slėpė sužeistuosius. Tai buvo pavojinga. Jei įkliūdavo, jų laukė kankinimai, lageriai, tremtis. Bet jos nesustojo, nes žinojo, kad kiekviena perduota žinutė galėjo išgelbėti gyvybę. Mano šeimoje partizanus rėmė ir moterys. Dvi mano giminaitės, Jadvyga ir Michalina Matijošaitytės, tapo partizanų ryšininkėmis. 1949 metais, spalio 7 dieną, jos buvo suimtos ir įkalintos Šiauliuose bei Vilniuje. Ypatingasis pasitarimas jas nuteisė 10 metų lagerio. 1950 metais, gegužės 10 dieną, jos buvo išvežtos į Minlagą, Komiją, o 1956 metais perkeltos į Intą. Tik 1957 metų spalį jos buvo paleistos, o 1958 metais grįžo į Lietuvą.